Labas. Esu Šarūnė, jogos mokytoja. Čia yra Maja. Um, iš sanskrito kalbos išvertus Maja yra iliuzija. Tai jinai yra labai geras to pavyzdys, kaip dabar atrodantis ramus šuo. Tikiuosi, ne, nesutrikdys galbūt ir mūsų praktikos. O mūsų praktika šiandien bus labai rami. Dar nesugalvojau apimančio žodžio, tačiau žinau, kokias asanas noriu pasidalinti. Tai tuo pačiu man kažkaip sukasi mintise apie tylą, apie ramybę savyje, kreipimą dėmesį į vidų. Ir kadangi darysime tik kelias pozas, tikiuosi, tą tylą eis pamėginti bent jau užčiuopti ar rasti ją viduje, judant iš vienos asanos į kitą. Tai viskas, ką galbūt jums rekomenduoju turėti, dažniausiai kaip visada, tai yra pledukas, su kuriuo malonu apsikloti. Aš turiu jį pasidėjęs jau po apačią, po savo klubais ir taip pat jogos kaladėlės. Vien dėl to, kad yra kai kurios pozos, kuriomis mums neina pilnai atsipalaiduoti, vien dėl to, kad mūsų fizionomija nėra arba su tuo susipažinusi, arba tiesiog neina ir viskas su to yra gerai. Todėl kartais tokie propsai mums labai padeda pilnai paleisti iš kūno įtampą, rasti tą tylą, kurią minėjau. Ir tai yra tokie lengvinantis galbūt ir padedantis tikrai jogos praktikai. Vietoje, jeigu neturit kaladėlių, galbūt rekomenduoju tiesiog didesnės pagalvės, kurios yra šiek tiek kietesnės vien dėl to, kad norisi atsiremti ir nesugriūti visiškai ir kad jos sugebėtų išlaikyti mūsų kūno masę. Tai galima pradėti atsisėdus kryžiuotų kojų padėtyje ir palengva užmerkti savo akis. Jeigu turite pleduką po apačią, po klubais, jauskite, kaip išsitiesia mūsų stuburas. Rankas galite laikyti ant kelių. Paleiskite savo veido įtampą. Pajauskite, kaip su kvėpavimu atsipalaiduoja jūsų kūnas. Pajauskite savo tiesų stuburą, kuris prasideda nuo pat uodegikaulio ir tiesia linija eina iki pat viršugalvio, iki pat kaklo. Kvėpuojame giliai per pilvą, įkvepiant pilvas išsipučia. Ir iškvepiant pilvas subliūkšta. Pajauskite tylą, minčių ramybę, kai įkvepiate ir pagaukite tą 1 milisekundę, kai jūsų kvėpavimas sustoja prieš pat iškvepiant. Pajauskite, kiek ten daug erdvės yra. Lygiai taip pat ir iškvepiant prieš sekantį šviežą įkvėpimą yra lyg trumpa pauzė.
Su sekančiu įkvėpimu, lengva, palengva, akis atmerkiame, šiek tiek galime jas lengvai pamirksėti ir darysime deimanto pozą. Aš liksiu pagrinde atsisukus į kamerą, bet galite žinoma tiestis per kilimėlį. Jeigu jaučiatės, galite pleduką, jeigu turėjote, išlaikyti po savimi ir kojos pėdos sueina viena su kita, šiek tiek plačiau nuo savęs, lyg matytumėte tokią deimanto pozą, deimanto kampą. Jis skiriasi nuo drugelio, vien dėl to, kad yra visai kitas tempimas, kur drugelis tempiasi vidinė šlaunų dalis, čia labiau yra išorinė. Tai su sekančiu įkvėpimu prailginame savo nugarą ir su iškvėpimu lenkiamės prie lengvai lenktų kojų priešai save, ten, kur jums patogu. Jeigu norite, galite pasidėti kelias kaladeles priešai save, ant jų paguldyti savo kaktą. Ramus kvėpavimas, tolygus įkvėpimas, tolygus iškvėpimas. Leiskite sau būti čia. Paleiskite kūno įtampą. Jeigu jaučiate, kad skauda kur nors, stenkitės nukreipti savo dėmesį, siųsti atjautą sau, meilę, rūpestį ir savo šilumą. Su sekančiu įkvėpimu palengva rankų pagalba atkylame. Pasitraukite kaladeles, jeigu jūs naudojate ir jeigu turite. Rankų pagalba suėmame kelius, suvedame vieną į kitą. Ir dabar tiesime kojas priešai save. Vėl lenksimės į priekį. Tai rekomenduoju šiek tiek išsitraukti sėdmenis iš po savęs, kad lengviau būtų. Iškeliame rankas į viršų, prailginant stuburą. Ir su iškvėpimu lenkiamės prie ištiestų kojų. Lenkitės kiek jums eina, kad nebūtų nepatogu. Tai yra labai intensyvi poza. Raskite tylą savo mintyse. Jeigu jaučiatės, jeigu galvojate, kaip atrodote. Ar kad norėtumėte, jog jūsų poza būtų kitokia.
Stenkite savo mintis nuraminti, viską paleisti. Meditacija yra vienas geriausių būdų rasti tylą savyje. Mintis visada yra, buvo ir bus, tačiau galite jas kontroliuoti ir kartais jogos pozos ypač padeda nukreipti dėmesį nuo buvimo savo galvoje, pereinant prie fizinių pojūčių, taip pilnai atsipalaiduojant. Ir susitelkiant dėmesį į savo kūną. Minčių tyla ateina tik per praktiką. O praktika ateina tik per darymą. Kiekvieną dieną pasirodant savo, ar tai būtų meditacija, ar joga, darote viską tik dėl savęs. Su sekančiu įkvėpimu palengva slankstelis po slankstelio atkylame, lengvai galva atsilošia, suimame savo kojas dabar. Ir gulamės ant kilimėlio, gulamės ant nugaros, suimant savo lenktas kojas, traukiant prie krūtinės, neskubant. Galite pasisukioti į šonus ir pamasažuoti savo stuburą, apatinę nugaros dalį. Čia palengva kelis kvėpavimus pabūti. Ir dabar lenktas kojas, pėdas statome ant kilimėlio, kryžiuojame dešinę koją, vedame prie kairės ir jos palengva svyra dabar į kairę pusę. Dešinė ranka taip pat lenkta, stengiamės išguldyti abu pečius. Jeigu jaučiatės, kad jums per intensyvu, galite tiesiog abi kojas lygiagrečiai sudėti ir susukti savo stuburą. O jeigu jaučiatės, kad ir čia jums yra patogu, galite būti, giliai kvėpuoti. O galva, kaip jums patogiau, gali žvilgsnis žiūrėti į viršų. Galite nusukti į dešinę pusę. Čia yra puikus šonų susukimas, visiškas nugaros atpalaidavimas.
sekančiu įkvėpimu palengva atkryžiuojame kojas, vedame jas į centrą, grįžtame į pradinę padėtį ir keičiame puses. Tai kairė koja, kairė keliauja link dešinės, abidvi kojos lengvai svyra į dešinę pusę ir kur kairė ranka pravedama į kairę pusę. Pajuskite savo skirtingas pusės, skirtingus tempimus. Rekomenduoju išlaikyti tą pačią opciją kiekvienoje pusėje, jog nebūtų pertempimo, išbalansavimo. Pajuskite, kaip nuostabus įrankis mūsų kvėpavimas padeda visiškai atsipalaiduoti mūsų kūnui. Kilimėlis tai lyg saugiausia šiuo metu esanti vieta, priklausanti tik jums, jokie rūpesčiai, nieko aplink šalia nėra. Esate tik jūs ir jūsų praktika. Įkvėpdami palengva atkelkite kojas. Grįžkite lengvų judesių į pradinę padėtį ir vėl lenktas kojas pritraukite prie krūtinės. Kartu įkvėpiame ir su iškvėpimu pereiname į šavasaną, kur kojos plačiau, šiek tiek nei klubai, pėdos vyra į šalis. Rankos lengva patrauktos nuo kūno, delnais į viršų. Kartu čia įkvėpėme gilus kvėpavimas, kai kvėpimas į pilvą. Ir per burną iškvėpėme. Dar kartelį įkvėpėme. Ir kartu iškvėpėme. Ir paskutinį kartą įkvėpėme giliai. Ir iškvėpėme, viską paleidžiam. Numirėlė vadinama poza šavasana. Pabūsime čia kelias akimirkas.
lengva prailginame savo kvėpavimą. Pajudiname rankų pirštus, kojų. Lenkiame lengvai savo kojas. Krenta jas lengvai, sukamės ant dešiniojo šono. Ir kai jausitės, galite atkelti save ir grįžti į pradinę kryžiuotų kojų padėtį, į pradžią, nuo kurios ir pradėjom. Akys gali toliau likti užmerktos. Rankas suveskime prie krūtinės į maldą ir padėkokite sau, kad skyrėte laiko ir savo kūnui už tą tylą, už gebėjimą judėti, už gebėjimą būti. Praktika baigta. Namaste. Ačiū. Labai dėkoju, kad buvai. Labai malonu, kad prisijungi, kad žiūri mano video. Jeigu yra kokių nors pageidavimų, ar komentarų, ar pasiūlymų, ar klausimų, visada gali kreiptis. Esu čia. Todėl linkiu likusios gražios dienos. Iki kitų susitikimų.